Ištrauka iš Gešės Džampo Stinlėjaus knygos Bodičita ir 6 paramitos. Kol tęsiasi pradžios neturinti samsara, aš dėl gyvų būtybių laimės pasistengsiu atlikti begalės didžių darbų. Visų globėjui Budai matant, skiriu aš savo protą aukščiausio nušvitimo siekiui. Tegul neturintieji bodičitos išsiugdo šitą brangų siekį, o tie, kurie jį turi, tegu šią brangenybę plečia. Nagardžinos malda. Pirma dalis. Bendrojo mokymo įžanginiai patarimai. Klausykitės mokymo, turėdami teisingą motyvaciją. Pasakykite savo, aš klausausi šių pamokymų, kad galėčiau padėti gyvoms būtybėms. Pirmiausia, aš jums duosiu keletą naudingų patarimų. Šie patarimai, kuriuos gavau iš savo mokytojo, man labai naudingi, taigi juos perduodu ir jums. Stenkitės gyventi vadovaudamiesi šiais patarimais. Įgyvendinkite juos, tada jie bus naudingi, tartum geri vaistai. O blogas patarimas primena nuodą, kuris gali jus ir kitus žmones padaryti nelaimingus. Šie naudingi patarimai, kuriuos man davė dvasinis mokytojas, buvo gauti iš jo paties guru, kuriam juos perdavė ankstesni mokytojai. Šios tradicijos grynasis šaltinis, pradininkas, Buda Šakjamunis. O Buda, aiškindamas žmonėms, kaip galima išsivaduoti nuo kančių ir pasiekti aukščiausią nušvitimą, rėmėsi savo patirtimi. Dvasinė praktika, jo vykdyta daugybę kalpų, epochų, leido jam pasiekti tobulą laimę ir laisvo, tamsumų nevaržomo proto būseną. Be to, jis parodė žmonėms, kad esama daug didesnės laimės nei ta, kurią žmonės patiria ar įsivaizduoja. Savo sekėjus jis išmokė pasiekti aukščiausią laimę. Žmonės linkę siekti laimės, tačiau dažniausiai laimė tapatinama su grubiomis jos formomis ir siejama su materialiais pasaulietiniais dalykais. Vadinamoji paprasta žmogaus laimė suprantama kaip galimybė sušilti, kai šalta, turėti maisto alkiui numalšinti, surasti vandens šaltinį, kai nėra vandens. Jūsų laimė yra apčiuopiama, norite ją paliesti rankomis, stengiatės sugauti mėlynąją laimės paukštę ir jos nepaleisti. Ir beveik niekada neieškote laimės savyje. Ieškodami laimės, trykštate energiją, eikvojate daug jėgų ir emocijų, bet ar jūs laimingi? Ar apskritai buvote kada nors laimingi? Ar galite prisiminti? Tai buvo tik akimirkos, dabar jų nebėra. O visas jūsų gyvenimas tai yra nesibaigiančios problemos. Bet jūs vis tiek trokštate laimės ir puoselėjate viltį, kad kažkur išorėje ji objektyviai egzistuoja. Jei su amžiumi tapote šiek tiek protingesni, tai galbūt karmos atspaudų veikiama intuicija sufleruoja. Jūs klaidingai ieškote savo laimės daiktuose, žmonėse, santykiuose, kokiuose nors išoriniuose reiškiniuose ir vertybėse. Todėl jūs esate čia ir klausotės mokymų. Jeigu taip, tai juo labiau svarbu pasinaudoti gautu vertinguoju žmogaus gyvenimu, kad suprastumėte tikrai savo svarbų dalyką ir pabandytumėte sukurti nesibaigiančios laimės priežastis. Iš tiesų, per daugybę ankstesnių gyvenimų sukaupėte daug geros karmos, kuri padėjo jums atgimti žmogumi. Bet jeigu savo gyvenimą eikvojate tik tam, kad užsidirbtumėte pinigų, įgytumėte šlovę, pelnytumėte gerą reputaciją ar koptumėte karjeros laiptais, jūs labai daug prarasite.
kad neištiktų toks apgailėtinas likimas kaip vabzdžių, beprasmiškai šmirinėjančių šen bei ten, švaistančių savo gyvenimą vėjais, svarbu išmokti gyventi, turint teisingą motyvaciją. Man būtina praktikuoti dharmą, man reikia lavinti teigiamas proto savybės. Todėl privalau palaikyti savo kūno gyvybę, gaudamas reikiamų priemonių. Jei norite padėti daugeliui žmonių, svarbu būti garsiam ir turėti gerą reputaciją. Tokiu atveju šlovės siekimas, rūpinimasis puikia reputacija yra gera veikla, kurią skatina teisinga motyvacija. Pavyzdžiui, aš pats meditavau kalnuose ir norėjau visą gyvenimą užsiimti tik dvasinę praktiką. Aš galiu rengtis, kaip man patinka, net ir nešvariausiais drabužiais. Man nerūpi, kokius vilkiu drabužius. Galėčiau elgtis neįprastai, kaip elgdavosi kai kurie tantrikai. Aš tai sugebėčiau. Tačiau, norėdamas padėti daugybei žmonių, aš šito nedarau. Visada stengiuosi rengtis tvarkingai ir elgtis tinkamai, nes esu daugelio žmonių dvasinis vadovas. Noriu jiems būti naudingas ne tik perduodamas mokymą, bet ir stengdamasis būti aiškinamos dharmos įgyvendinimo pavyzdžių. Tikrai nesvarbu, kaip rengiesi, svarbiausia – motyvacija. Todėl išmokite gyventi teisingai. Norėdami išmokti gyventi išmintingai, eiti viduriniuoju keliu, turite suvokti materialistinės mąstysenos, kuri verčia jūs tikėti, kad laimė egzistuoja kažkur išorėje, ribotumą. Išorinės laimės ieškojimas ir laukimas yra paklydimai. Nesakau, kad jums nereikia turėti jokių išorinių objektų. Mums reikia visų išorinių dalykų, įskaitant turtus ir kitas visuomeninės vertybės. Bet šito nepakanka, o mūsų protas galvoja, kad juos turėti svarbiausia. Tai materialistinės pasaulėžiūros požymis. Kuo skiriasi materialistiškai mąstantis ir dvasingi žmonės? Žinoma, jie skiriasi ne drabužiais. Kai kurie materialistai gali vilkėti vienuoliškus apdarus, o kitas žmogus gali labai madingai rengtis, bet būti dvasingas. Dvasinis tobulėjimas yra tikros laimės garantas, tačiau tikras dvasingumas reikalauja žinių ir pastangų. Pagrindinį mokymą apie bodhicittą, kuriam skirta ši knyga, sudaro patarimai, kaip išmokti teisingai gyventi. Budizmas labai sistemingai ir nuodugniai moko šio dalyko. Tokiu būdu kiekvienas žmogus gali tapti išties civilizuotas. Juk civilizuotumas ir necivilizuotumas tai proto būsenos. Tai suprasdami, jūs, pradedantieji dvasinę praktiką, neturėtumėte norėti keisti savo išorinio elgesio ir manierų. Jeigu mėgstate kalbėti, tai ir toliau bendraukite su žmonėmis įprastai. Jei mėgstate vaikščioti, tęskite savo pasivaikščiojimus. Nebandykite keistis išoriškai. Tai Kadamo tradicijos mokytojų patarimas. Pirmiausia, pakeiskite savo mąstyseną, o vidiniai pokyčiai savaime pakeis jūsų elgesį. Jis taps malonus aplinkiniams. O jūs, vos pradėję dvasinę praktiką, atvirkščiai, bandote pasikeisti ant kaklo nešiodami didelį rožinį, daug kalbėdami apie samsarą ir nirvaną, vienaip ir kitaip susireikšmindami. Aš jums patariu, stenkitės pakeisti savo vidinę nuostatą, mąstyseną. Nesistengkite pakeisti savo išorinių įpročių, elgesio, manierų. Pirmiausia, stiprinkite teisingą motyvaciją. Būtent gera motyvacija sukuria charakterio grožį. Ir jei norite pasikeisti viduje, ieškokite išminties. Ji pirminis laimės šaltinis. Visa kita tik antraeiliai dalykai. Išmintis lyginama su šviesa. Kur yra šviesa, ten nėra tamsos. Ir tada jūs nedarote klaidų, nepuolate žemyn.
Pagrindinė priežastis, kodėl sukame samsaroje ir visą laiką turime problemų, yra išminties stoka. Dėl šios stokos mes esame pasinėrę į nežinią visų reiškinių egzistavimo būdo atžvilgių ir darome labai daug klaidų, o dėl klaidingų veiksmų kyla pasekmė – kančia. Taigi pagrindinė mūsų kančios priežastis yra ne klaidingi veiksmai, o nežinojimas, kas yra teisinga veikla. Pasaulyje yra daug švietimo sistemų ir kiekviena moko mus teisingo elgesio. Jeigu jomis vadovaujamės, tai, aišku, galime rasti šiek tiek laimės. Tačiau budizmo požiūriu visos šios lavinimo ir laimės siekio sistemos yra gana primityvios, nes jos veda tik į laikinos, o netikros laimės būseną. Sekdami jų metodais, išeikvojate labai daug pastangų. O kai vaisiai subręsta, šių pastangų rezultatas būna menkutis, palyginti su jūsų jėgų ir išteklių sąnaudomis. Be to, vos pasirodžius šiems rezultatams, jie iškart išgaruoja. Budizmas neatmeta visų šių pasaulietiškų švietimo, moralinių, praktinių žmogaus veiklos sistemų. Budistai supranta jų esminį ribotumą. Dharmos mokytojai moko vidurinio kelio išminties ir kaip pasiekti aukščiausią amžiną laimę. Buda Šakyamunis į šį pasaulį atėjo mokyti 4 tauriųjų tiesų. Jis moko, kad materialiais dalykais pasiekta laimė iš tikrųjų nėra laimė, o tam tikra kančia, permainų kančia. Viena kančia baigėsi, prasideda kita. Pasak budizmo, tikroji laimė patiriama tada, kai sutramdai nuramini savo protą. Kuo ramesnis jūsų protas, tuo daugiau randate laimės. Laimė kyla iš jūsų proto ir visada lydi, kad ir kur būtumėte, mieste ar atsiskyrę kalnuose. Taigi geriausias būdas tapti laimingam – sutramdyti ir nuraminti savo protą. Ir geriausias būdas padėti kitiems yra padėti jiems nuraminti savo protą. Todėl labai svarbu klausytis mokymo ir kaupti išmintingas žinias. Aš jums ne kartą esu sakęs, kad pradėjus mokytis, tai daryti labai svarbu. Vien tai jums labai padės, kai ateis mirtis ir atsidursite bardo. Dar labiau tam lemtingam savo būties įvykiui būsite pasiruošę, jei praktikuosite mokymą, kurį mokytojas jums perduoda žodžiu. Ugdantieji savo dvasią ir tie, kurie neužsiima dvasiniu lavinimusi, nelabai skiriasi, kol gyvi. Vienus ir kitus galima pamatyti ir nelaimingus, ir besidžiaugiančius. Didžiulis jų skirtumas pasireiškia būtent mirties akimirką. Dvasingi žmonės bijo mirties, kol ji neištinka, todėl jai ruošiasi. Tai ne paranoja, o atsargumas. Jie kuria būtinas gero atgimimo priežastis. O mirdami išlieka ramūs ir medituoja. O nedvasingi žmonės nebijo mirties, kol ji toli, bet mirčiai priartėjus, jie išsigąsta ir ima spėlioti. Gal gyvenimas tęsiasi ir po mirties? Juk savo gyvenime padariau labai daug blogų dalykų. Aš blogas žmogus, kas dabar man bus? Ir kyla vidinė giluminė baimė, kuri vis didėja ir virsta kankynė. Štai koks skirtumas. Natūralu, kad pomirtinis dvasingų ir nedvasingų žmonių likimas taip pat nėra vienodas. Paprastų žmonių, pasauliečių, nepažįstančių dharmos ir nemokančių jos praktikuoti, atgimimas veikiausiai bus nelabai geras. O žmonės, kurie bent jau šiek tiek praktikavo mokymą, turi realią galimybę vėl atgimti žmogumi ir tęsti dvasinį lavinimąsi. Pradedantiems praktikuoti dharmą patariama, kad ir ką praktikuotumėte, tai darykite nuoširdžiai. Jei esate budistas,
turite vykdyti grinai budistinę praktiką. Jei esate krikščionis ar kitokio tikėjimo, tada pasiklausęs mokymų stenkitės atlikti grinai krikščionišką arba jūsų įsitikinimus atitinkančią praktiką. Tai labai svarbu. Nemaišykite skirtingų dvasinių vaistų. Tibetietiški vaistai yra geri, bet geri ir europietiški. Jeigu jums tinka tibetietiški vaistai, reikia baigti visą gydymo kursą, tuomet jie padės. Jei pasirinkote europietiškus vaistus, baikite visą gydymo kursą, jie taip pat jums padės. Bet jeigu sumaišysite abu, nebus jokios naudos. Pavyzdžiui, arbata. Yra rusiška arbata, ji saldi, o tibetietiška arbata sūri. Abi turi savitą skonį. Bet jei sumaišysite šias dvi arbatos rūšis ir paragausite, gėrimas nebus skanus. Labai svarbu, nekritikuojant kitų religinių, dvasinių tradicijų, teisingai vykdyti pasirinktą praktiką. Jei norite vartoti tibetietiškus vaistus, jūs turite pasakyti: europietiški vaistai labai geri, bet tibetietiški man labiau tinka. Tada baikite visą gydymo kursą pagal tibetietišką sistemą. Šiandien šis patarimas yra labai aktualus, nes į Rusiją atvyksta daug visokių mokytojų, kurių mokymai skirtingi, o tai kelia sumaištį žmonių protuose. Kalbant apie skirtumus tarp skirtingų budizmo mokyklų sekėjų, tai budizmo Teravados ir Mahajanos mokyklų arba skirtingų Mahajanos mokyklų mokymas nesiskiria. Mokymų atžvilgių Mahajana yra ta pati Hinajana, tik išplėsta. Mahajanos praktikuotojai neturėtų sakyti: tai yra Hinajanos mokymas apie 4 tauriąsias tiesas, man jo nereikia. Taip sakyti būtų kvaila. Pagrindinė Hinajanos praktika yra 4 tauriųjų tiesų meditacija ir atsižadėjimo ugdymas. Hinajanoje, kaip ir Mahajanoje, medituojama tuštuma. Be to, Mahajana turi vieną labai svarbų papildymą – tai mokymas apie bodhicittą. Taigi, bet kuriam Mahajanos sekėjui šie 3 praktikos aspektai – atsižadėjimas, bodhicittos ugdymas ir tuštumos supratimas – yra vienodai reikšmingi kaip 3 kelio pagrindai. Tai 3 pagrindiniai vaistai, vartojami sąmonei išgydyti nuo 3 pamatinių tamsumų ligų – neišmanymo, prieraišumo ir neapykantos. Iš šių 3 klešų kyla visos kitos. Tai iš tikrųjų lėtinė liga. Todėl mūsų protui reikia vaistų. Galingiausi vaistai yra atsižadėjimas, bodhicitta ir tuštumos suvokimo išmintis. Jūs privalote vartoti šias 3 gydomąsias priemones. Jeigu jas turite, nėra labai svarbu turėti daugiau priemonių. Net jei neturite varpelių ir vadžros, šiuo atveju tai visai nereikšminga. Kągi simbolizuoja varpelis? Tuštumos suvokimo išmintį. O ką simbolizuoja vadžara? Metodą. Tai yra atsižadėjimą ir bodhicittą. Jei neturite šių 3 proto vaistų, bet turite didelį varpelį ir vadžrą, tada galima iš jūsų tik pasijuokti. Dabartinėme mokymo cikle mes detaliai apsvarstysime vieno iš šių 3 brangių vaistų, vartojamų samsaros ligos kankinamam protui gydyti esmę. Jei kas nors paklaus, kas šiame pasaulyje yra didžiausia brangenybė, jūs turite žinoti. Tai taurus protas, siekiantis išlaisvinti visas gyvas būtybės iš kančių. Noras padėti kitiems yra didžiausia brangenybė. Tai išties stebuklingas, norus vykdantis brangakmenis. Jei turėsite tokią gerą širdį, siekiančią padėti kitiems, būsite laimingi, kiti bus laimingi ir laimė jūsų nepaliks nė viename gyvenime. Tai bus tikras dvasingumas. O jei nesate išsiugdę širdies gerumo, tai kad ir kaip save vadintumėte, budistų, praktikuojančių tantrą ir panašiai, visa tai bus tik jūsų ego žaidimai. Tačiau išsiugdyti šią vertingą savybę nelengva.
Dabartinis jūsų gerumas dar vaikiškas. Esant palankioms aplinkybėms, jūsų nuomonė apie kokį nors žmogų yra gera. Tačiau aplinkybėms nors truputėlį pasikeitus, nepalankia linkme, jūs pradedate nekęsti žmogaus, kuris jums padaro kokį nors menką nemalonumą. Supraskite, kad mokymas apie bodhicittą nėra susijęs su tokia gera širdimi kabutėse, kurią turi visi žmonės. Mes turime išsiugdyti stabilę, besikeičiančiams aplinkybėms visada gerą širdį ir nuolatinį norą padėti kitiems. Tam labai svarbi filosofija. Turint šį didį tikslą, nepakanka pasiklausyti pasakojimų. Kai aš jums pasakoju vienokias ar kitokias legendas apie gerus žmones, bodhisattvų darbus, jūs 10 minučių išliekate malonus, bet vėliau jūsų protas sugrįžta į ankstesnę būseną. Pasakojimų klausimas naudingas, bet iš tikrųjų šios istorijos negali pakeisti jūsų sąmonės ir padaryti jos visam laikui geros. Emociniai pokalbiai taip pat labai naudingi, tačiau negali jūsų sąmonės paversti nuolatiniu gėriu. Tai kogi mums reikia? Reikia logiško paaiškinimo, filosofijos, glaudžiai susijusios su kasdieniu gyvenimu. Ja remdamasis, jūsų protas gali pamažu pasikeisti, atsiverti. Ir tada jūs patiriate nekintantį širdies gerumą, kuris negalės išnykti taip greitai, kaip jūsų kol kas infantilus gerumas. Todėl turėtumėte gauti labai išsamų, vis platesnį mokymą apie bodhicittą ir apmąstyti jį. Tuomet, laikui bėgant, jūs apims ši nuolatinė, nekintanti, nesavanaudiška meilė visoms būtybėms. Galiausiai, jūs pasieksite tokią būseną, kad mylėsite netgi tokį žmogų, kuris smeigs į jūsų kūną peiliu. Tai įmanoma. Už to slypi filosofija, loginė analizė. Esmė ta, kad toks požiūris į visus gyvuosius remiasi supratimo išplėtimu. Leiskite man tai paaiškinti pasitelkus pavyzdį. Tarkim, kažkas trenkia šuniui lazda. Gyvūnas supyks ir pradės kramtyti lazdą. Bet jei kas nors trenks lazdą žmogui, tai žmogus neužpyks ant lazdos. Kodėl? Žmogus žino, kad pati lazda nieko padaryti negali. Bet jeigu žmogus ją paima į rankas ir atlieka atitinkamus judesius, ji tampa pavojingu įrankiu. Taigi neverta pykti ant lazdos. Lazdos atžvilgiu mes elgiamės protingai, bet visomis kitomis aplinkybėmis esame panašus į gyvūną, puolantį lazdą. Pavyzdžiui, kai kas nors paskatintas pykčio jūs užpuola ar pasako ką nors nemalonaus. Iškart ant jo supykstate ir manote, jog jis yra blogas žmogus, bet iš tikrųjų tas asmuo veikia paskatintas savo pykčio. Pats jis nenori būti piktas. Apimtas pykčio, afekto būsenos, ištiktas žmogus net savo pakenkia, o tai liudija, kad tuo metu jis elgiasi prieš savo valią. Nes niekas nenori savo kenkti. Niekas nepasakys, šiandien aš labai piktas, tad esu labai laimingas. Niekas nenori pykti, niekas nesvajoja apie neapykantą. Tačiau pykčio ir neapykantos jausmą žmogus patiria nepaisant jo valios ir norų. Pirmiausia, neapykanta sunaikina žmogaus, kuriam ji kilo laimė, o paskui visų kitų laimė. Žmogus, kuris iš neapykantos kenkia jums, yra pirmoji savo destruktyvios energijos auka. Ne jūs jo pirmoji auka, o jis pats. Todėl nereikia dar labiau tokiam asmeniui kenkti. Jūs turite suprasti, mes abu esame jo pykčio aukos. Ir pagalvokite, ką galite padaryti, kad padėtumėte žmogui susitvarkyti su afekto būsena. Jei pažvelgsite į situaciją, turėdami tokį supratimą, tada ant savo skriaudėjo nesupyksite. O jeigu šito nesuprasite, tai būsite panašus į šunį, kuris puola lazdą, o jūsų veiksmai tik pablogins situaciją. Budistai sako, jei į pykčio liepsną įpilsi alyvos,
ugnis užsiplieks dar labiau. Alyva – tai neteisinga mūsų reakcija į kieno nors pyktį. Neapykantos ugnį galima užgesinti tik meilės vandeniu. Turite parodyti gerumą ir meilę tam, kurį užplūsta pyktis. Tačiau tai turėtų būti ne vaikiška, bejėgė, o stipri meilė, pagrįsta įsitikinimu, kad šis žmogus patiria tikrą kančią, nes yra pirmoji savo pykčio auka ir todėl jūs turite jam padėti. Pyktis primena ligą, dėl kurios žmogus tampa nelaimingas. Mums visiems būdinga ši negalia. Šiuo metu šiam žmogui pasireiškia ligos, dėl kurios mes visi kenčiame, požymį, ir jis yra nelaimingas. Jo ligos liepsną aš turiu užgesinti meilės vandenį. Taip jūs turite priimti šią situaciją. Savo meilę galite nuraminti net pikčiausią žmogų pasaulyje, jei visuomet jį mylėsite. Jei atsakydami į neapykantą nuolat rodysite jam tik gerumą ir meilę, ateis diena, kai jis taps jūsų geru draugu. Tokia yra budizmo praktika. Jei esate krikščionis, likite gerais krikščionimis, pasinaudokite šio patarimu ir pritaikykite jį savo dvasinėje praktikoje. Jei pasikonsultuosite su geru krikščioniu, ar mano patarimas teisingas, jis, jei yra tikras krikščionis, pasakys, kad tibetiečių lamos patarimai visai neprieštarauja krikščionybei. Tikras, bet kurios kitos dvasinės tradicijos sekėjas irgi taip pasakys. Krikščionybė, budizmas ir kitos konfesijos šia prasme yra antraeiliai dalykai. Svarbiausia – būti geru žmogumi. Visi gyvename mūsų mažoje planetoje, šiame mažame pasaulyje. Visi žmonių sugalvoti skirtumai pagal konfesinę, tautinę, valstybinę priklausomybę ir kitas iš esmės neturi prasmės. Įgarsino Mahajana akademija.